Taigi, gero penktadienio visiems, gražių vėlinių, gero Helovino ir pasižiūrėsim Bitcoino projekcijas ir pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo pas mus dabar. Tai pirmiausia, nuo all-time high attempto mes gavom rejectioną, paranginom, prie rejectioną mes entrinam į shortą įėjom, shortą mes dar tebesam, matot rezultatą štai čia. Ir range'nom gavom manipulaciją į apačią į 6.18 zoną, čia irgi toksai realiai konsolidacijos range'as, tai nuo jo, kaip matot, labai gražiai bouncinam. Čia turiu dar demand zoną, nuo kurios norėčiau dar vieną longą padaryti, bet mes vieną longo attemptą jau padarėm. Štai šitoje vietoje įmetu rezultatą ant ekrano, bet mus iš jo išstopino. Pusę pozicijos spėjau uždaryti, o kita pusė buvo perkelta stop lossas į entry, tai risk free trade'as buvo, bet iš jo išstopino ir dabar palauksim nuo 69.6 zonos visai norėčiau re-entry padaryti, tačiau kadangi penktadienis ant nosies, savaitgalis per savaitgalį naujo visiškai šviežio atidaryto trade'o nelabai norisi, bet jeigu gausim gerą entry, tai tikrai padarysim ir trečią gražų trade'ą. O kol kas raidinam mūsų shortą, shortą dar uždarysim 25%, tai yra $217 į kišenę, o per savaitgalį pakalbėsim apie mūsų altcoinus, apie signalo pozicijas, kokias turim iš signalų grupės. Tai būtinai užsukit pas mus į Telegramą, tenai rasite daugiau aprašymų, rezultatų ir kaip galite prie mūsų prisijungti.